mums žvejams smagiausiai tai, kad anksti galime pradėti dugninės meškerės sezoną. Be jauko tikrai neapseiname. Nors ir ankstyvas pavasaris ir vanduo dar šaltas, bet jaukas žuvį tikrai vilioja. Šį kartą gaudysime aktyvioje srovėje ir jaukinsime su jauku, kuris skirtas sroviai, ir į jį pilsime dar karšinio jauko, nes šios dienos užduotis prisivilioti karšį. Upinis jaukas truputėlį tamsesnis, karšinis šviesesnis. Būtent šiuo metu, kada vanduo labai tamsus, šviesesnis jaukas bus pats tas. Jis labiau matysis ant dugno. Upinis jaukas reikalingas tam, kad tarpusai jauką geriau surištų. Jisai geriau laikytųsi gniūžtėse. Kuo lipnesnis, tuo geresnis. Jeigu mūsų jaukas prastai sulips, srovė jį greitai išblaškys. Ir jaukinti reiktų gerokai aukščiau, nei užmesti jūsų masalai. O į vandenį jauko reiktų sumesti gan nemažą dozę, nes čia didelė srovė. Jeigu įmėsime kelias gniūžtės, jaukas įsisklaidys, nuneš srovė ir neduos jokio rezultato. Balą pavadėliam renkamės 0,16–0,18. Kablius naudosime kuo didesnius, nes masalui naudosime naktinį slieką. Pavadėliai taip pat ilgi, beveik metro ilgio. Jeigu norite sugauti daugiau kuojų, pavadėlius galite rišti trumpesnius, bet pavasarį gaudant karšius, pavadėlius reikia naudoti kuo ilgesnius. Aš taip pat naudosiu fiderinę šėryklą, į ją įdėdamas truputėlį švino, kad kuo mažiau ją neštų. Pavadėlius ryšiu virš šėryklos, maždaug aukščiau jos per sprindį. Šiais metais pirmą naktinį ant kabliuko vynioju. Darau kuo didesnį guzą ir galus lieko palieku laisvus. Beliko į šėryklą prikimšti jauko. Gerai jį reikia suspausti, kad kuo ilgiau jisai ten išsilaikytų. Atvykome visai vakarop. Ir štai Laimis sulaukė pirmojo kibimo. Aš net antros meškerės nespėjau užmesti. Nes jo pusėje pagrindinį jauką sumetėm. Reiškia, į mano pusę dar jis nesirideno. Kasgi pirmas susidomėjo mūsų masalais. Ir vis dėlto tai karšis. Geras rezultatas. Ir aš sulaukiau kibimo, bet ne tokios žuvies, kurios norėčiau. Kaip tokio dydžio pūgžlys gali susigrūsti savo į burną tokio dydžio kablį su naktiniu slieku. Sunku patikėti. Štai Laimiui vėl kibimas. Jaukas veikia. Šį kartą gan graži kuoja. Štai visai prieš temstant vėl ant kranto sujudimas. Šį kartą Marius kovoja su žuvimi. Ir kasgi jam užkibo? Ar tai stambesnė kuoja, ar karšis? Pagal judesius tai karšis. Pavasarį karšiai visiškai nenori nusileisti žvejui, nors ir gauna oro, bet visuomet priešinasi iki pat galo. Dėl to jos pavasarį ir smagu gaudyti. Vasarą jie kitaip priešinasi. Pakelia į paviršių, jie įkvepia oro ir po to plaukia į krantą kaip lenta. O pavasarį viskas atvirkščiai. Kuo labiau jį keli į viršų, tuo labiau jisai blaškosi. Man vėl kibimas, bet šį kartą ne karšis, o stambi kuoja.
Kibimų daug, bet juos ne visus pavyksta pakirsti. Štai vėl Marius traukia žuvį. Į vakarą suaktyvėjo ir nedidelės kojytės. Vos spėjau užmesti, vėl sulaukiau kibimo. Matyt, žuvis sureagavo į skęstančią šėryklą. Ir šį kartą tikrai karšiokas. Jis visaip daužėsi ir blaškėsi. Bandė nusimušti nuo kabliuko. Bet jam nepavyko. Būtent karščiai suaktyvėjo, visai prieš sutemstant. Tai paskutinė žuvis buvo sugauta iš vakaro. Išaušo ankstyvas rytas. Pakilo vėjas. Tai nieko gero nežadėjo. Beliko persimesti meškerės ir laukti kibimo. Pagal vakarinį kibimą tikėjomės šito, kad žuvis bus tikrai aktyvi ir gerai kibs. Kol kas iš pat ryto kibimų nedaug. Vienas kitas tuktelėjimas ir vėl ramu. Gal dėl to, kad rytas šaltas. Tik vienas kitas žvejas ištraukdavo po nedidelę koją. Karšių nesimatė. Ir aš pagaliau sulaukiau kibimo. Bet deja, pakeliui žuvis atsikabino. Netoliese žvejai taip pat sujudo. Traukia gan nemažą žuvį. Bet dėl tokios žuvies verta ir išsimaudyti. Nors rytas ir vanduo labai šaltas. Štai laimi kibimas. Meškerė suvibravo, žuvis keliauja link kranto. Viršūnėlė dirba. Saulei pakilus, žuvys suaktyvėjo ir pradėjo į krantą eiti vienas po kito karšiukai. Stengiamės ant kabliuko dėti kuo stambesnius masalus, netgi dėdavom po 2 naktinius sliekus. Jeigu ant kabliuko uždedi mažesnį slieką, tuoj pat pūgžlys prisistato. Paima už kablio ir ten ramiai guli. Kibimo nesulauksi. Štai vėl kova su žuvimi. Kuo aukščiau saulė, tuo žuvis darėsi aktyvesnė. Ir šį kartą kažkas stambesnio. Smagu pajausti žuvies pasipriešinimą, kaip jinai blaškosi. Štai koks gražuolis karšis. Ir būtent, dedant 2 naktinius sliekus ant kablio, pasiteisino. Kuo daugiau sliekų, tuo geriau. Tuo mažesnė tikimybė, kad šitą masalą paims maža žuvelė, ypač pūgžlys.
Šėryklą prikimšom ir siunčiam atgal į vandenį. Dar vienas kibimas ir laimiai. Būtent kuomet reikia rinktis daiktus ir vykti namo, prasideda kibimas. Dar vanduo šaltas, dėl to žuvis suaktyvėja tuomet, kada saulė pakyla aukščiau ir vanduo pradeda atšilinėti. Šis karšis niekaip nenorėjo papulti į setelį. Visai bandė pasprukti. Kuo labiau artėjo laikas, kuomet turėjome išvykti, tuo dažnėjo kibimai. Kodėl visame tai būna? Kimba arba vakar, arba tada, kada reikia važiuoti namo. Bet svarbiausiai, kad žuvis kibo. Šis karšis tai pasirodo paviršyje, tai vėl neria atgal. Pagaliau jis mano rankose. Kiek iš kitų žvejų girdėjau, ne tik Nemuno senvagėse sugauna karšių, bet ir pačiam Nemune, tarp Dambiuose. Netgi ir ties Viešvele, ir ties Vėžnikais, ir Atmatoje. Karšiai visur jau suaktyvėjo. Beliko jums vykti ir bandyti jos gaudyti. Po truputėlį keliauja į krantą dar viena žuvis. Šis karšiokas tikrai aktyviai priešinasi. Ne vienas karšis pakeltas į vandens paviršiui neplaukė kaip lenta. Visi spardėsi iki pat kranto. Jie prieš nerštą labai agresyvūs ir stipriai muistosi. O tai mums žvejam svarbiausia. Kuo didesnis pasipriešinimas, tuo įdomiau. Čia išvyka likome patenkinti. Svarbiausiai pajautėm pirmosius žuvies virpesius traukiant žuvį dugninę meškerę.